1996 gegužės 31 rytas, dar neišaušus 6 valandoms, prie nedidelio pastato netoli Vilniaus geležinkelio stoties jau stovi didelė eilė. Apie 150 žmonių, poros, tėvai su vaikais, seneliai atsivedę anūkus. Jie laukia ne koncertų bilietų ir ne naujausio telefono, jie laukia mėsainio. Vieta, kurioje jie stovi, dar visai neseniai vadinta ironišku vardu – garsiam Liuksemburgo sode. Liuksemburgo sodai. Iš tikrųjų ten mėtėsi šiukšlės, o aplinkui sukdavosi neblaivūs praeiviai ir benamiai. Kas privertė šimtų žmonių valandą laukti eilėje dėl paprasčiausio mėsainio? Ir kodėl pirmuoju McDrive klientų tapo policijos ekipažas? Pati mėsainio idėja gimė toli nuo Amerikos – Hamburge, Vokietijoje. Bet koncepciją, kokią pažįstame šiandien, 1937 metais sukūrė du broliai Richardas ir Maurice'as McDonaldai, kai jie susitiko su verslininku Rajumi Kroku, kuris vėliau tapo ir prekės ženklo savininku. Maža šeimos idėja išaugo į vieną didžiausių pasaulio kompanijų. Šiandien McDonald's restoranai veikia daugiau nei 36 tūkstančiuose vietų, 119 šalių. O 1996 metais ateina eilė ir Lietuvai. Ji tapo 94 šalimi, kurioje atsivėrė McDonald's restoranas. Sakykime, kaip Kalifornijos pilietis, aš džiaugiuosi, kad jis ateina, bet kaip Vilnietis aš džiaugiuosi, kad aš stebiuosi ir džiaugiuosi, kad, sakykime, čia tam rajone prie stoties, tam garsiam Liuksemburgo sode, kuris tikrai garsėjo kaip tokia, toks taškas akupunktūrinis Vilniaus, staiga jis pašvarėjo, atsišviežino, nusiplovė, išsivalė, įdegė ir dabar stovi toks labai gražus ir šaunus amerikietiškas dalykėlis. Kompanija tuo metu čia investavo 1,2 milijono JAV dolerių. Reikia prisiminti, kokia tuo metu buvo Lietuva. Vos 5 metai po nepriklausomybės atkūrimo, ekonomika dar tik stojasi ant kojų. 1996 pavasarį vidutinis atlyginimas šalyje siekia 640 litų per mėnesį, o minimalus vos 210 litų. Tai yra beveik 2 litai per valandą. Į tokią realybę atkeliauja restoranas, kuris visame pasaulyje simbolizuoja vakarus, greitį ir taip pat tuo metu prabangą. Vakarų svajonė turėjo savo kainą. Big Mac kainavo 7 litus, paprastas mėsainis 3 litus, dvigubas mėsainis su sūriu 5 litai 70, didelė porcija bulvyčių 4 litai 20. Palyginus su 210 litų minimaliu atlyginimu, vienas apsilankymas su šeima galėjo kainuoti nemažą dalį savaitės biudžeto. Viena eilėje laukusi pagyvenusi moteris buvo prisipažinusi, kad jai tai per brangu ir ateiti galės tik retkarčiais. Taigi restoranas, kuris turėjo simbolizuoti naują atvirą Lietuvą, iš karto susidūrė su senu klausimu. Ar ši nauja realybė bus prieinama visiems, ar tik tiems, kurie gali sau leisti? Restoranas įsikūręs Vilniuje prie autobusų ir geležinkelio stoties talpino 120 žmonių vienu metu. Jame dirbo 150 darbuotojų, duris turėjo atverti lygiai 6 valandą ryto. Bet eilė jau buvo tokia ilga, kad atidarė 15 minučių anksčiau. Žmonės į vidų leido mažomis grupelėmis, tvarką prižiūrėjo 15 apsaugos darbuotojų. Rajono reputacija buvo tokia, kad be jų buvo neapsieita. Laukti teko dar 15-20 minučių, net jau stovint prie pačių durų. Prie McDrive lango pirmasis automobilis sustojęs užsisakyti maisto buvo policijos ekipažas. Netrukus eilėje prie to paties langelio stovėjo ir prabangus džipai, ir jaunimo pilni automobiliai, visi vienodai smalsūs paragauti to, ką iki tol matė nebent vakarų filmuose. Iki vidurdienio restoranas jau buvo aptarnavęs apie 2000 pirkėjų, o kadangi vienas žmogus dažnai pirkdavo iš karto keliems, realus lankytojų skaičius per tą pusdienį siekė 4-5 tūkstančius. Per pirmuosius 2 mėnesius restoranas prie stoties priėmė apie 175 tūkstančius užsakymų ir aptarnavo apie 500 000 klientų. Grįžkime prie klausimo, nuo kurio pradėjom. Kodėl žmonės valandą stovėjo eilėje dėl mėsainio? Todėl, kad tai nebuvo tik mėsainis. Tai buvo pirmas apčiuopiamas ženklas, kad izoliacijos era baigėsi. Per pirmuosius 25 veiklos metus McDonald's restoranuose Lietuvoje apsilankė virš 160 milijonų žmonių, paruošta beveik 120 milijonų mėsainių. Big Mac, tas pats, už kurį 96 metais mokėjai 7 litus ir šiandien lieka populiariausių lankytojų pasirinkimu. Šiandien užeiti į McDonald's visiškai paprastas, nieko nereiškiantis veiksmas. Bet 1996 tai reiškia kur kas daugiau. Eilė prie Liuksemburgo sodų nebuvo eilė dėl maisto. Tai buvo eilė žmonių, norinčių savo akimis pamatyti, kad pasaulis, apie kurį jie tiek girdėjo, pagaliau atėjo ir pas juos.
McDonald's istorija Lietuvoje yra dalis didesnio pasakojimo apie tai, kaip šalis vos per 5 metus laisva mokėsi būti pasaulio dalimi, nes kartais didžiausi istoriniai lūžiai slepiasi ne po dideliais politiniais sprendimais, o po visai paprastu klausimu. Kiek kainuoja Big Mac? Pakomentuok, jeigu nori antros dalies, o jei tau patiko šis video, nepamiršk užsiprenumeruoti kanalo. Iki kito karto.